Petrai, internete užkalbinau labai gražią merginą, jin man atsiuntė savo nuotrauką, nežinau ką dabar daryti, kaip man ją pakabint, vainai, matai? Tik dabar nežinau, Petrai, ar neužtemęs Jupiteris su Saturnu ir ar tikrai čia jos nuotrauka. Bet graži, ne? Nu tai tu kai spėcas riešk, kaip man ją pakabint? Kai pas mane moterys atvažiuoja, tai aš pirmiausia valgyt. Kaip valgyt? Pirmoji eilė duot valgyt, o neklaus kaip gyveni, ką žinai. Tai tiesiog duot valgyt? O neklausi nieką, kaip ką žinai. Tai neklaus net, ką nori valgyt, tiesiog imti ir duot lašinių? Ne tik lašinių, bet ir taip ko nors duoti. Moterį reikia pavaišyti, žinai. Gerai, paruošiu karališkas krevetės. O tai kaip pačiam elgtis? Būti vyro, kuris moterį pavaišina. Supratau, Petrai. Ačiū, lėkiu gamint. Na va, brangioji tau, krevetė, valgyk. Ką, kažkas tai negerai? Tu mane įžeidei, su nuotrauka mane apgavai, o aš tave su krevetė. Taip kad valgyk. Neįžeidinėjau, neaiškinau, kaip valgyt, ką valgyt, ko nevalgyt, kaip rengtis, kaip šukuotis, kaip tvarkytis. Niekad niekam neaiškinau, blet. Pasakydavau skanaus. Nu tai skanaus, o kam taip užsipuoliai? Aš tik veidrodis. Iššaukt jūsų šūdus, nahui. Jau mačiau Petrui rašiai? Nu ir ką, kad matei? Nu, nieko, tiesiog pastebėjau. Stebuklą pamatei? Apvaizdą pamatei? Ką? Nu, nerėk ant manęs. Petras man apskritai sakė, padaryt valgyt ir viskas. Nu, skanaus tau palinkėt pamiršau. Tai skanaus. Taip, dabar skonio testas. Nu ir kaip tu mano krevetė? Sakiau, kad didesnė. Nu taigi, karališka. Daug metų tokios skonios nevalgiau. Nors Petras sakė nieko nekalbėt, bet ragauk. Aš žiūriu skani. Net padažo nereikia. Čia krevetė su siurprizu. Padažas bus į pabaigą. Jeigu gerklė nepadas.